Radom tokią nuotrauką. Oi. Žiūrim, kiek daug pasikeitė visko. Neaišku, per kiek metų, nes nieko nėra parašyta. Tai labai gaila. Nežinau, per kiek čia metų taip apžėlė viskas. Bet žiūrint į tą medį, atrodo, kad nemažai laiko praėjo. Ne? Koks 100 milijonų metų. Nu, parodyk čia dar metų. Nu, čia dar tik tais liaunas. 50, koks 70, ne? Ir dar tą akmenų krūvą, žiūrėk, parodykim, kad liko. Kelia akmenis. O čia gal toj krūvų ir yra akmenis? Mes tik nežinom. Ai, ne, jie taip arčiau medžio buvo. Tai gal čia va? Čia, nebent. Čia tas medis, tais mineralais ir maitinas visą laiką. Koks gražuolis užauga. O to medžio prie namų ir nebėra. Ne. Kamienas reikės įlyti. Ne, tai va, čia irgi viskas apžėlė. Nebesimato. Mes turim naujiem metam planų, ne? Turim planų. Reikia tą namelį truputį atrestauruoti. Čia bakštynus biškai praretint. Čia tos tujos labai gerai šiaip yra, nes užstoja nuo keliuko viską. Nes jis labai dulka. Jo, čia alyvos gražiai žydi pavasarį. O, žiūrėk, tas medis kaip gražiai atrodo. O va čia tas medis, kur matęs nuotraukai, jau buvo nupjautas ir va vis tiek atžėlė nori gyventi. Tose. Ten, kompe. Nu. Tai va, taip. Ai, jo, kamienas. O sodyba, o taip. Čia atrodo irgi apkalta, jau stogas pakeistas, čia senelis kai apsigyveno, biškį darė remontus, kaminą antrą iškėlė. Nes ten anoj pusėj, va, kur tas kaminas, ten gyvulius laikydavo, kad šilčiau būtų žiemą. Taip žmonės gyvendavo anksčiau. Tai va. Tai va. Tai dabar tiek. O, bet pirmą, ką reikia padaryti čia toje sodybai, kad būtų galima ką nors veikti, tai reikia vandens. O vandens, va, yra šulinys. Dabar truputį čia jį aplaužė, nes visai neliko vandens jame, mes galvom, kad gal užnešė ir reikia išvalyti. Tai pasikvietėm tos šulinkasius, jie išvalė, bet situacija vis tiek nepagerėjo. Šito vandens ne pyragai, tai dabar susitarėm, kad atvažiuos pagilint kažkiek krentinių, nes va ten yra ežeras. Ir jeigu mes sieksim tos aukščius su tuo ežeru, turėtų vandens užsipildyti. O senelis, man atrodo, buvo sugalvojęs truputį kitaip. Jisai išsikasė prūdą va čia. Ir man atrodo, į tą prūdą vis su siurbliu prisipumpuodavo vandens, žemė būdavo vandens, o kai prūdė yra vandens, tada ir šuliny yra vandens. O dabar va šiais metais iš prūdo liko va tokias balutės dvi. Čia buvo pirmasis prūdas, o po to dar vieną prijungė tokį. Tai va ir jose nebėra vandens, nebėra ir šuliny vandens. Triobata. Ta trioba buvo įsilaužę vagys visokie. Žinot, kai nieks ten negyvena, nebėra veiksmo, tai visą laiką pasidaro labai įdomu pasižiūrėti, kas gal gero likę yra. Bet nieko gero nebuvo likę, tai tik padarė daug žalos ir tiek. Ką čia turim? Kumpeliai. Minkšti? Na, pamok manęs iš tenais. Tai Atrodo, mes- ką aš vakar Tusinai. Tusinai. Ką neužtinai gerai atrodai. Mama. Labai minkšta. Labai. Neturėtų tai būti minkšta, man atrodo. Tai apskaniai, bet Nu, Padarysi. pabandom gal. Bent vieną. parsinešti. O ne, kardamonai staužo, ten belekokas prieskonius paėmė. Ne kažką. Nu, kardamonai daugiau sausainiam tenka nei mėsai, bet Bet nepaeksperimentavęs nežinas.
Kas vežė šieną ant stogo? Mes važiuojam dabar ieškoti žemvaldžių. Mums reikia praplėsti šiek tiek ganyklas prie Dubysos. Nes norim turėti daug karvių. nu, biškį daugiau nei dabar. Biškį daugiau, jo. Ir joms reikia daugiau maisto. Ir kuo daugiau ganyklų, tuo realiai mažiau šieno. Kuo mažiau šieno, tuo ekonomiškiau. Jo, tuo sutaupysim resursų, nes dabar mes neturim nei traktorių, nei padargų jokių. Turėjom džipą, nebeturim. Tai žodžiu, turim tik gyvulius, kuriuos reikia išlaikyti ir juos tinkamai pašerti. Tai vat norim tas tinkamas sąlygas jiem aprūpinti ir važiuojam dabar prie Dubysos pasižiūrėti. Visą savaitę čia ieškojau tų sklypų. Šiaip ne taip radau keletą žmonių, jie sutiko pabendrauti, tai važiuojam. Žiūrėsim, kas čia gausis. Jo, ir dar dėl to prie Dubysos. Dėl ko prie Dubysos? Dėl to, kad mes turim įsipareigojimus ganyti tam tikrose Dubysos vietose, ten, tose kilpose. Nes ten yra Natūra tas projektas, išsaugot natūralias pievas, buveinės ir atstatyti florą ir fauną. Ir gaunasi taip, kad ten per kokį, nežinau, gal 20-15 km atstumą yra viena ganykla vienam gale, o kita kitam. Ir mes norim pasiekti tokį tikslą, kad tą viduriuką paimti, kad kuo mažiau pervežimų būtų, kad kuo mažiau streso tam karviam sukelti, tada taip irgi sutaupysim laiką, pinigus ir svarbiausia, mažiau streso gyvuliam kelsim. Jo, nes tie pervežimai tai labai Tik streso. tais Hedurajui patinka. Daugiau niekam. Jo, o tos visos žemės ten aplink Dubysą tai yra nenaudojamos, ten apžėlę, apkrūmyje, viskas, tai Ir jos yra neprieinamos cheminiai žemdirbystei dėl užpelkėjusių ar tiesiog neprivažiuojamų vietų. Tai va, tai mes tą norim išnaudoti ir pabandyti gauti, nes išsiunčiau prašymus gauti laisvą žemę, kuri dar ten yra, tokie keli laisvi ploteliai valstybinės žemės, bet sakė, kad pirmą pasiūlys tiem aplinkui esantiems ūkininkams, jeigu jie nepaims, tada jau klius mum. Na tai va, tai čia labai maža tikimė, kad mes ką nors gausim iš vis. Nežinot, kaip visi, tik pasiūlys paimti ir paims. Kad Jeigu tik vienam kitam, reikia, kad- tai iš karto ir kita. Nu, jam neduos, čia tai užsiimti. lengvai. Tai va, o, pabėg. Va taip atrodo čia šitie Padubysio plotai. Apžėlę, apkrūmyje, nepjaunama, neganoma, žodžiu, žaliai oksidavusi, sukritę viskas. Tai vat bandysim čia paprašyti, kad leistų mum ganyti. Ten va, eina tolyn. Žiūrėsim, kas čia gausis. Ir tu koks mažas. Stambus arklys. Nuvarom. Didelis. Nu, tėti, norėtum po jų sarkį. Geras. Šiek norės to jau. Bet nesakiau, kad tai. Žolytė, laukiai mūsų sugrįžtant. Nu, žinok, susitarėm su žemvaldžiais. Išvešim karves ten toliau. Vieną nepavyko namie rasti, bet suskambinsim, man atrodo, viskas bus gerai. Gausim nemažą plotelį karvėm ganyti. Tai va.